Nuo 0 iki 500 per savaitę parodysiu, ką daryčiau, jeigu būčiau broke. Pabandysiu parduoti kažką iš savo nenaudojamų daiktų arba stalčiuje gulinčių perskaitytų knygų. Tai nieko nelaukiam ir einam žiūrėti, ką galim parduoti. Geras, kartais net pats nežinai realiai, ką turi tuose stalčiuose. Radau seną Bertos kompą, laptopą, bet net nežinau, ar jis įsijungia. Šiaip anksčiau jis vykdavo. Čia labai geras daiktas, tai yra vaikiška kamera. Turim keletą knygų, Tommy Hilfiger laikrodį, kurio nebenešioju. O šitas dalykas, manau, parsiduos greitai. Tai yra DJI Osmo 3 gimblas. Žodžiu, tikslas uždirbti 500 eurų bus puikiai pradžia. Čia prašymą, aišku, čia GPT parašiau, kaina 3,9 eurai, aš manau, kad greitai turėtų parsiduoti. Įkeliau gimblą ir įkeliau vaikišką kamerą į Skelbiu LT, dabar belieka laukti ir tikėtis geriausia. Jeigu niekas nieko nenupirks, tai čia mano challenge'as ir baigsis. Gerai, susirašysiu, rytoj atsiųsiu. Gerai, tvarka. Nu ką, pirma diena ir turim pirmus 40 eurų, nes paskambino bičelis iš Kauno ir nupirko gimblą. Tai turim 100 eurų. Šiandien jau nebemastysiu, ką su jais daryti, nes eisiu miegot, o rytoj galvosim, gal vėl kažką nupirksim ir bandysim perparduoti. Žodžiu, sugalvosim. Sveiki, labas rytas. Šiandien yra 3 challenge diena. Vakar visiškai nieko nesugalvau, kaip dar užsidirbti pinigų, bet šiandien važiuoju į studiją, kur truputį pafilmuosiu, sukursiu reelsą fotografiją ir simboliškai paimsiu 20-30 eurų. Paskui jau, manau, žinau, ką darysiu, tai pamatysit. Negaliu parodyti viso video dėl copyrighto, bet jai labai patiko ir jį man sumokėjo 50 eurų. Tai šiaip smagi patirtis, tikrai kartosim kaip side hustle, tai tikrai galėčiau daryti. Bitch, what? Ir taip paprastai mes turime pirmus 90 eurų ir man kažkas skambina. Klausau. Sveiki. Turiu. O už kiek aš ten esu įmetęs? Tai tokia ir būtų, žinok, čia ir taip pigiau grybo jau. Iš Klaipėdos. Jo, būsiu namuose. Tvarko, iki. Belė koks sutapimas, norėjau pasimaivyt, kad uždirbau jau 90 eurų ir ką tik dar paskambino dėl baby kameros ir sakė, kad pusvalandžio bėgyje atvažiuos apžiūrėti. Tai 95%, kad nupirks, nes ta kamera yra tiesiog idealios būklės. Tai 9 plus šiam turėsim 105 eurų, o su 105 eurų jau mes tikrai galėsim kažką nuveikti. Čičiing, kamera parduota ir turim 150 eurų. Ką aš asmeniškai dabar daryčiau su tais pinigais, tai pirkčiau Prop Film Challenge ir bandyčiau pasifundint, bet kadangi mes tiek daug laiko neturim, bandysim daryti tai, ką aš sugebu daryti geriausiai ir tai yra tradint. Bet tradinsim ne Forexą, o kripto, kur bus labai didelė rizika, nes suma yra labai maža, bet tikslas nėra pakelti dabar 500, tikslas yra pakelti bent 100, turėsim 250 ir paskui galvosim, kaip tos 250 dar padvigubint. Tai turim pakankamai laiko ir žiūrim, kaip mums seksis. Kelias pozicijas uždariau break-even ir atrodo pagavau neblogą šortuką, iš kurio galimai pavyks uždirbti, bet ilgai nelaikysiu, nes žinant bitcoiną, čia bet kada ta kaina gali apsisukti. Jo, tai uždariau aš tą poziciją ir overall pavyko uždirbti gal $50 atskaičiavus komisinius ir supratau, kad čia nesąmonė taip daryti, nes maža suma, didelis svertas, dideli mokesčiai ir čia labai greitai gali taip sudegti. Tai bandysim kažką kitą.
Po uždirbtų 200 eurų nebesugalvojau, ką daryti toliau. Žinoma, galėjau dar parduoti likusius daiktus arba tiesiog treidinti, bet video būtų buvęs per daug monotoniškas. Todėl tiesiog laukiau, kol galimybė pati pas mane ateis. Į svečius atvažiavo Arnas Steponkus, pats dar to nežinau, bet čia ir buvo ta galimybė užbaigti challenge'ą sėkmingai. Arnas pasiūlė procentą nuo savo mokymų pardavimo. Įsikėliau story ir po minutės man parašė Aurentas. Pasidarėme video callą, Aurentui viskas tiko, jis įsigijo Arno YouTube Automation mokymų programą su mano 300 eurų nuolaida, o aš uždirbau 30% komisinį, kas buvo 810 eurų. Šio video moralas yra toks, kad tau net nereikia turėti produkto ar idėjos, jo galėtum pradėti uždirbti. Visi namuose turime daiktų, kurių mums nereikia, bet reikia kažkam kitam. Visi gali išmokti treidinti, visi gali naudoti affiliate linkus ir bandyti parduoti kitų žmonių produktus. Galimybės yra beribės. YouTube esu sukėlęs išsamius Forex prekybos mokymus visiškai nemokamai. O jeigu nori pradėti uždirbti iš YouTube Automation, tai vienareikšmiškai rekomenduoju Arną ir jo kursus. Su kodu EROTIPS gausite -30% nuolaidą. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų kartų.